man ateinanti informacija turi kažką duoti. Kodėl aš tave klausau, tu man irgi duodi. Ne vaizdai, kaip tu gyveni, bet motyvacija. Aš kodėl esu už tą moters stiprybę, taip, aš esu už šeimą, kad viskas būtų gerai kaip ir tu, bet ta moters stiprybė turi būti. Tu turi turėti savo pinigų, tu turi turėti savo saugiklius susijungus, nesvarbu, vyras leido, neleido. Kiek kainuos tau skyrybos? Va būtent kainuos. Dar nepajutau ir nepatyriau, kiek kainuoja, bet tačiau kaina tikrai, manau, bus nemenka. Aišku, tai priklausogi ir nuo dviejų žmonių susitarimo galų gale, ar pavyksta sutarti iki teismo, ar visgi keliauja į teismą. O kaip tau pačiai ir teks bylinėtis, žinoma, kad teks bylinėtis. Tai taip galiu drąsiai sakyti, kad kainuos, bet kokiu atveju kainuos. Nes dėja, bet nepavyksta kitaip. Bet visada turi kainuoti atitinkami rezultatai geri. Gerai pasakėjai, visada kainuoja atitinkami rezultatai. Ir ne veltui aš uždaviau tau iš karto tokį klausimą, nes stipri moteris gali išsiskirti su vyru, ne? Jeigu yra dėl ko. Jeigu jinai yra pasiruošusi, visaip kaip. Ir emociškai, ir galų gale finansiškai. Tas irgi yra labai svarbu, nes labai daug ir pačiai teko girdėti istorijų, lygiai taip pat ir man teko girdėti istorijų, kuomet moteris bijo, yra finansiškai priklausoma, negali arba, galbūt laiko dar kažkokie tai kiti dalykai ir nesugeba, nedrįsta, nenori arba neturi resursų arba galimybių galų gale susidėlioti tos taškus ant I ir gyventi laimingai, nes ne visuomet juk santokos yra paremtos supratimu, kuomet tu gali, tarkime, gyventi drauge dėl vaikų. Tuomet turi likti draugystė, partnerystė ir kiti sąsajai. Pagarba. Turi likti pagarba, o daugumoje atvejų nelieka. Nelieka, tai todėl geriau iš tikrųjų gyventi skyrium tam, kad vaikai, taip, nematytų tos standartiškos tikros šeimos, kas iš tikrųjų yra liūdna, bet matytų tėvus laimingus. O vaikas turi gyventi darnioje, normalioje šeimoje ir nesvarbu, kad ta šeima sudaro ne dviejų asmenų, taip kaip yra standartiškai nupieštas paveikslas, mama ir tėtis, bet svarbu, kad būtų laimingi. Tad aš, kad ir visgi pasirinkusi tą kelią gyventi dėl vaiko ir saugoti tą santuoką dėl to, jog man versle buvo patogiau, dėl to, kad vaikui reikėjo, mano nuomonė, tos šeimininės pilnatvės, bet visgi atėjo metas, kuomet ir išsiskyrė interesai, suvokimas, supratimas, neliko palaikymo, pagarbos ir galų gale teko vis tiek pasirinkti tą kitą kelią. Taip. Ir manogi atveju aš rinkausi ir ėjau į tą būtent pusę labai drąsiai. Kodėl? Nes buvau visaip kaip pasiruošus. Aš šneku ne tik tai apie savo emocinę būklę, susidėliojusi visą viziją, visas detalės, kaip turėtų būti, bet visgi ir finansiškai stabiliai stovėdama pilnai ant savo kojų. Aš suvokiau, kad aš galiu išsilaikyti vaiką, kaip ir atsitiko, ir man teko pilna koja apsiimti visą finansinį rūpestį arba rūpesčius ant savo pečių. O tai yra pakankamai stipru. Viena juk atrodytų, turėtumėm dalintis tokius dalykus, kaip tarkime vaiko atitinkami poreikiai, išlaidos ir taip toliau. Bet o dalinatės dabar? Ne. Aš pilnai, kaip ir sakiau, kaip ir prieš tai, jau ne vienerius metus, pilnai pati išsilaikau savo sūnų. Bet ar matosi mano veide nusivylimas ir liūdesys? O kodėl? Todėl, kad aš buvau tam pasiruošusi, kad kas būtų, jeigu būtų. O kada tu pradėjai matyti, kad aš turiu pasiruošti?
Kas įvyko tokio, kad tau įsijungia visi saugikliai įmanomi? Tu ir taip saugumą Šiaip mėgsti. nuo pat pradžių, nuo pat jaunystės, ko gero, ėjau link to, jog noriu pati savo gerbuvį sukurti, noriu pati užsidirbti savo finansus, noriu turėti savo darbą, noriu turėti išsilavinimą. Taip, man kaip tikriausiai ir daugumai moterų, būnant drauge su vyru, buvo pasiūlyta, kad nereikia tau tų studijų mesk, nereikia tau to darbo, kam tu, aš noriu su tavim būti, kodėl tu draskaisi, kodėl tu skrendi į Lietuvą, kam tu čia studijuoji, kam reikalingi tavo tie mokslai. Dieve, kokius čia tu tos pinigėlius susidirbi, nereikia. Va, būk gamink valgyti, būk drauge ir va, aš tada, tau... kada man reikia, visada būk Taip, šalia. aš tau duosiu tuos finansus ir va, tau bus kaip ir, kaip ir saugumas moteriai atrodytų, ar ne? Pasakius. Va, fainai, tau duoda, kodėl tu turėtum čia vargti, skristi, kažką daryti, bet mano požiūris į gyvenimą, į išsilavinimą, į darbą buvo kiek kitoks. Ir aš atsisėdau, pasvarščiau, iš tikrųjų net nesvarščiau, mano iš karto atsakymas buvo neigiamas, kad ne, palauk, taip neturi būti ir mano vizijoje taip nesusidėliojo tokie dalykai. Puzlėje tos detalės nėra. Taip, taip gali tau vyras linkėti blogo, man atrodė. Kaip gali tau normalus vyras sakyti, kad tu nestudijuok. Kaip galvoju, labai daug moterų stabdo vyrai. Stabdo, neleidžia. Nes duoda patogumą ir sako, nieko neveik, būk tik faina, aš tave labai myliu, bet mes juk žinom, kiek ta meilė trunka. Ir tuomet, jeigu tu nesugebi sukurti su partneriu partnerystės, draugystės, galų gale kažko tai bendrumo, na, tas greitai labai gali ir baigėsi. Išblėst ir nebėra. Bet aš žinok, žiūriu tave, aš daug metų ir pažįstu tave ir asmeniškai, ir viešoje erdvėje. Tu esi man vienos iš stipriausių moterų pavyzdys. Tai ta stiprybė, jinai yra tavo kraujyje visur, visoje tavy. Bet iš kur? Bet stipria moterimi negimstama. Ja, taip, manau, kad žinok tampama, nes atitinkamos situacijos aplinka visgi įtakoja, nes tave įstumia į labai nepatogias situacijas, labai skausmingas situacijas, kur tu, turi ropoti iš tam tikrų gyvenimo įvykių, dalykų ir dėliotis kaip savarankiška moterimi, tapti ją, nes tau nėra pasirinkimo. Aš neturėjau pasirinkimo rinktis. Taip gyventi yra. Pačioj pradžiai turėjau, galėjai taip arba taip studijuoti arba nestudijuoti. Bet jeigu ir taip tu būtum toliau. Nestudijavus, viskas. Tai tikrai taip. Šiandien dienai tu neturėtum savo grožio namų. Ir mano tas menkas uždarbis, kaip atrodė mano vyrui, pajokos objektas šiai dienai, tai visai sugeneruoja neblogas pajamas, iš kurių tikrai aš galiu gyventi, išlaikyti sūnų, aš galiu patogiai laviruoti savo finansais ir visgi skausmingai nebijoti, tai yra skirtis ir nebijoti susidėlioti savo ir savo vaikui patogių taškų ant į. Todėl, sakyčiau, jeigu netgi ir tos moterys, kurios galvoja, jog, plemba klausydamos, gal aš pavėlavau, nes aš tuo metu visgi paklausiau vyro, nes niekada nėra per vėlu. Niekada. Visada galima, nesvarbu kiek jų metų, kad ir 50, kad ir 60, imkit dabar ir veikit. Bet aš galvoju, jos bijo, nes pripranti gyventi, pripranti būti savininko žmona, nes tai yra vyras savininkas, kuris neduoda tau rinktis, neduoda tau daryti, nes sako, kad aš viską padarysiu, tu būk namuose ir jos pripranta. Tai kaip tada? Atitrūkti ir skausmingai perkentėti tą pripratimą, nes mes visi žmonės prie vienokio ar kitokių dalykų priprantame vienokio. Ir bet kokiu atveju su laiku priprantame ir vėlgi prie kitos aplinkos, prie kito ritmo. Lygiai taip pat kaip ir moteris pagimdo vieną, pagimdo antrą, pagimdo trečią, ketvirtą vaiką ir pripranta turėti tiek daug ir viskas gerai. Ir sukasi, ir šypsosi, ir džiaugiasi gyvenimu ir viskas atrodo taip, kaip turi būti. Net neįsivaizduoja kitaip. Tai
lygiai taip pat ir čia. Manau, tiesiog reikalingas atotrukis, atitinkamas laikas kančios, bet susidėliojimo savo gyvenimo. Bet kokiu atveju nepajusite to atotrukio ir nereikės kentėti, jeigu visuomet turėsite savo asmeninį gyvenimą. Tai reiškia savo darbą, kad ir mažas pajamas, bet savo pajamas, savo darbinę aplinką, kur tu save realizuosi, kur tu džiaugsies kažkokiais pasiektais atitinkamais rezultatais, kur tu atliksi atitinkamas užduotis. Aš manau, kad kiekvienam žmogui to reikia. Ar tingiam, ar netingiam, ar moteris, ar vyras, ar jaunas žmogus, ar pagyvenęs žmogus, brandus, negalima sakyti pagyvenęs, brandus. Tai visiems to reikia, visiems reikia atitinkamo susikurti savo užduoties ir siekti tų tikslų, o tie tikslai ir galų gale tie pasiekti rezultatai, jie tokie skanus ir jie pastebimi. Ir aš kalbu ne vien apie finansinius dalykus, nors. Šiai dienai finansai. Yra svarbu. Bet tai yra svarbu. Tu nieko negali padaryti, nei pavalgyti, nei už mokesčius sumokėti, jeigu nėra finansų savų. Pas mus paremtas gyvenimas tokiais dalykais, tu nepabėgsi. Kai dabar mano situacija, ir tu labai rūpinėsi sveikata ir moteris realiai sako man konsultacijų metu, aš priklausoma nuo vyro ir jeigu man atsitiktų kažkas, aš turiu jo paprašyti, aš turiu iš jo gauti ir jos negali ne tik, kad grožio procedūrų sau leisti, bet ir, pavyzdžiui, sveikatos išsitirti. Tiesiog ne dėl to, kad skauda, bet dėl to, kad profilaktiškai reikia. Nes tai išlaidos. Išlaidos, taip, bet tai yra investicija į save. Tu turi turėti. Tai man labai tavo požiūris patinka, kad tu visą laiką akcentuoji tai, kad aš stipri, aš turiu turėti, nesvarbu, kad man yra paduota. Nes visiems atrodo, kad tau yra paduota, kad tau davė. Ne kad tu pati susikūrei, bet kad tau davė. Ir tu dabar dėl to gerai gyveni. Na tai kaip įvaizdis prastai sukurtas. Kaip iš tikrųjų dar kartą? O iš tikrųjų tai daug dirbta, daug nemiegota, daug padaryta, daug iš tikrųjų, daug ir mokytasi, ir dirbta, ir žinok, taip dirbta, bet žinai, jauna pakeldavau. Sugebėdavau atkoncertuoti, tarkime, 3 koncertai, grįžti. Tu suvoki, kad jau miego nebeliko, tiesiog. Nebėra kada, nes laukia salone darbai, greitai po dušo, pasitaisai grimą, persirengi, pasiemi darbinius visus vėlgi makiažo reikmenis, lėki į saloną, ten atidirbi iki pietų ir jau žiūrėk tavo kolegės pipena po salono langais, nes vėl tu lėki į 2 arba 3 renginius. Tai va šitiek yra, įsivaizduok, atkentėta, nežinau, nepavadinsiu mėgiamo darbo kančia. Tai buvo malonumas ir įdomus darbas, tik tai aišku, sveikatos ir aišku, miego sąskaita. Kai jauna, tai viskas tvarkoja, pakeldavau. Dabar kiek sudėtingiau, jau pradedu planuoti savo laiką, kad būtinai turiu to laiko skirti miegui, nes kitaip imuniteto problemos veja tave. Taip, negali. Bet kokiu atveju, taip, tai buvo dirbta, tai buvo, aš nesiklausiau priekaištų, kad ne va tai tie finansai yra menki ir kam tu čia ardaisi, dėl ko tu čia ardaisi ir kam jie reikalingi. Nesvarbu, kad tas uždirbamas finansas, tas pinigas, kažkam tai atrodė labai juokingas, bet su metais tu įgauni įdirbį, tu įgauni patirtį, ko pasiekoje vėliau po truputį klientai ir auga pinigai. Augini ir savo kainą, augini ir savo patirtį, galų gale augini savo vardą. Taip ir atsitiko man. Tai tikrai, galima sakyti, pertrauka buvo gal padaryta menka, kai Dominykas gimė. Taip, norėjau sakyti. Bet čia ta pertrauka privaloma mamom. Ir kada tu grįžai į darbus vėl aktyviai po Dominyko? Kai Dominykas gimė, jau atsimenu, kartkartėmis palikdavau prižiūrėti mamai, tai jau 3 mėnesių Dominykui. Taip, tai va, ačiū mamai, aš jau išleisdavau mane į darbą tam, kad gal labiau ne kiek dėl finansinės pusės, kiek ko gero išleisdavau, kad prasivedinti ir nenuvažiuotų stogas. Taip, nuo namų sienų pabėgti ir truputį prasisklaidyti, pabendrauti ir vėlgi parbėgti namo. Bet aišku, vėliau aš išskridau į Siciliją, galiausiai Sicilijoje ramiai auginau Dominiką beveik metus. Tai yra nedaug. Moteris būna su vaikais namuose daug metų ir jos užsibūna, nes vyras viską duoda ir paskui tas vyras dingsta. Tai yra... Arba pradeda priekaištauti.
Taip ir tai būna. Bet matai, mes kalbam tik apie skyrybas, ar ne? Vat kaip išsiskirti, nebijant, kad mes turime būti pasiruošusios atitinkamai, ar ne? Taip. Bet gali būti ir kiti dalykai. Nebūtinai skyrybos. Bet tarkime, vat irgi tau teko ne vieną istoriją girdėti, kuomet, tarkim, yra šeima, ar ne? Abudu vyras, žmona prisideda prie biudžeto, abu kartu dirba, tai yra bendri šeimos pinigai ir atsitinka taip, kad, vat, tarkime, vyras galbūt palaikė tą didžiąją dalį finansų ir atsitinka taip, kad, tarkim, bankrotas arba liga arba dar kažkas. Taip, ir moteris nepasiruošusios. Jo. O kas tada, čia irgi šitoje vietoje, irgi niekada negali atsipalaiduoti, nes niekada negali žinoti, kaip gali atsitikti tavo partneriui ar galų gale tavo. Tarkime, mano istorija su mano mama. Tiesiog graži diena. Graži vasaros diena. Patikėt, kad taip gali nutikti. Ir tiesiog. Lygioje vietoje sveikas žmogus gali pasibaigti tokios istorijos daug liūdniau. Ačiū Dievui. Tikrai taip. Jeigu? O dauguma tokių įvykių būna, kad pasibaigia žmonėm mirtimi. Arba tu atsisėdi visam laikui į vežimėlį, arba atsiguli į lovą ir viskas. Tu nebegali dirbti, tu nebegali uždirbti ir nebegali išlaikyti šeimos ir tada tai moteriai. Aš kodėl esu už tą moters stiprybę, taip, aš esu už šeimą, kad viskas būtų gerai kaip ir tu, bet ta moters stiprybė turi būti. Tu turi turėti savo pinigų, tu turi turėti savo saugiklius susijungus, nesvarbu, vyras leido, neleido. Ką tu apie tai galvoji, kai vyras neleidžia, pavyzdžiui, kaupti vaikui, taupyti savo, tu tai Dominykui padarėjai. Ne tai, kad neleidžia, bet, žinai, netgi žiūri, taip, tarkim, atsainiai, kokiam čia nesąmonėm užsiėmė, arba ką tu čia kalbi. Mano atveju taip netgi ir buvo. Kaip viskas prasidėjo? Kuomet aš pasakojau, sakau, kaupkim. Va, pavyzdžiui, sakau, aš atidariau, va, Dominykui, va, kaupiamąją draudimas ir kaupimas, reiškia, po truputį kaupsiu Dominykui ateičiai iki 18 metų. Sakau, gal ir tu norėtum. Ir tu gali. Nebūtinai tą pačią, bet gali atskirą, bet kaip gerai įsivaizduok vaikui, nes negali žinoti, bet kokia ta bus finansinė padėtis mūsų ateityje, arba kaip mes gyvensim ateityje. Kaip tu manai, mes išni. Ir viskas tam baigėsi? Taip. Ir ką tada tu po to, kad... Tai aš turiu, jisai vaikam neturiu kaupiamųjų, nei savo, nei vaikam, niekam. O aš turiu vaikui ne vieną, savo turiu. Žinau. Dabar dar ir pamokas su mama gavau, kiek kartų įkalbinėjau dar ir jai atidarysiu. Gal netgi ir savo dar vieną papildomą atsidarysiu. Nes aš... Tikslų daug turi. Nes aš pajutau, kas tai yra. Nes aš prisipažinsiu, vieną kaupiamą panaudojau remontui. Aš jau daug kartų iš tikrųjų minėjau pas save Instagramo storiose kaip pavyzdį, kad moteris suprastų, nebijotų, nes aš turėjau vieną nuo 18 metų. Nes daug kas galvoja, kad tai yra taip toli. Taip. Kad tai tada tik tai, kai bus 60, kai pasensiu. Kam čia reikia taupyti, kas ten žino, kas ten bus, ten man toj sen. Ar ne, bet aš nuo 18 turėjau kaupiamąjį ir jį panaudojau dabar, kada dariau remontą ir man reikėjo lėšų remontui. Ir tu žinojai, kad ten yra. Taip. Ir tu turėjai. Ir jeigu tu būtum neturėjus, to būtų buvo šiek tiek sudėtingiau. Na taip. Ir aš labai puikiai tiesiog atsegiau. Labai gerai. Didžiąją dalį, beveik viską būtent iš to kaupimo ir investavau į remontą. Tai dėl ko aš drąsiai apie tai šneku ir dėl ko aš drąsiai ir toliau sakau, kad darysiu dar kaupsiu ir dar tvarkysiu. Tai čia nefera, čia viskas gerai šitoje vietoje. Kaip? Nefera? Mes čia apie tą aferą tai juokiamės. Jeigu aš turiu ne vieną, jeigu teisingai paskaičiavus 4 dabar turiu ir dar ketinu 2 atsidaryti. Dar kai kur noriu ir padidinti, nes juk būna gyveni ir pagal atitinkamą savo pajamas, tu atitinkamai juk... Jeigu auga pajamos, turėtų augti ir suma taupimui. Tikrai taip. Ir tai suprantu ir prie šito klausimo dabar norėčiau irgi lygiai taip pat prieiti greitų metų. Tai kokia gali būti afera, jeigu aš pati 4 dar pasidariusi, 5 išsituštinusi, bet ten toliau kapsi ir tam 5, kuriam aš ir išsituštinau. Tu gali išimti ir tęsti toliau. Ištuštinau.
Štai, žodis tas. Bet esmė, kad tu turėjai, nes kitaip tai, būtum neturėjus. Tai įsivaizduok, tai va šiai dienai, ir ne, ir sako, kaip čia va moteriai turėti saugiklių, tai pažiūrėkit, kiek aš jų turiu. Aš visuomet pagalvoju 10 žingsnių į priekį ir visuomet elgiuosi ir darau tiek su finansais, tiek su kažkokiais atitinkamais darbais, tiek su rizikom. Moteris, manau, tikrai supras, nes tai yra moteriška. Mes visur, kur darom viską labai atsargiai. Rizikuojam su finansais atsargiai, pasirašom kažkokias darbo sutartis labai atsargiai, nes pas mus visuomet turi būti kažkoks tai atsargos tas jausmas, kuris galbūt reikalingas mums kaip moterim. Vyrai galbūt kitaip elgiasi tiek su finansais, tiek su darbais. Jie mėgsta rizikuoti. Mėgsta rizikuoti ir dažniausiai nepatikėsi, bet ir aš mėgstu rizikuoti. Bet aš taip moteriškai. Šiek tiek, bet visą laiką pasilikdama, kad jeigu nepavyks, tai kas? Ir neskaudės. Ir nieko tokio. Ta suma, su kuria tu rizikuoji, nes, pavyzdžiui, tavo kaupiamosios visos sutartys, jos yra saugios, užtikrintos link tikslo keliaujančios, ne? Tikrai. Bet ta suma, kurią, tarkim, surizikuosiu, kažkur suinvestuosiu, kur ten arba, nes nėra kito varianto, ne? Arba paeis, arba ne. Ir ta suma, jinai turi būti tokia, kur negaila prarasti. Tikrai. Nes dažniausiai žmonės, jeigu daro rizikingus tokius sprendimus, jie bijo prarasti ir praranda dažniausiai. Ir kai sakau, tai kodėl tie saugikliai nesujungti, kur saugus, tai aš norėjau greitai praturtėti. Tai ką tu galvoji apie tą greitai praturtėti? Iš tokių investicijų, iš kokių nors kaip loterijoje. Ja, tai visuomet visi mes svajojam greit praturtėti ir teleloto iki šiol perku. Laimėjai. Ir 2 eurus. Ir mamai, ir Dominikui, ir mes pasijuokėm, sakom, vis tiek laimėsim vieną, kas čia nesvajoja ir kas nenorėtų. Bet tai čia taip, tik tai pažaidimas. Tai 2 eurai apie nieką. Bet rizikuoti maksimaliai niekuomet nedrįstu ir kitam nepatariu. Nebent turi atitinkamą žmogus finansų, kur negaila. Gal lyga. Čia irgi gali būti, nes lošėjai, jie visuomet rizikuoja iki paskutinių tikriausiai savo kapeikų. Tai, ir ne tik pinigus, bet ir šeimas ir sveikatas pralošia. Tikrai, taip, ir tokių šeimų yra. Tad visuomet ir patariu, nebijokit rizikuoti, bet protingai. Nes aš rizikuoju savo versle ir labai dažnai, bet tai darau protingai. Tad jeigu matau, kad kažkoks tai nepaeina man, nesigauna man, nėra gražos, tarkime, iš kažkokio tai atitinkamo projekto, kurį sukūriau, galbūt ten nupirkau, investavau, vadinasi, ne ten padariau investiciją, neteisingai, bet 10 kartų surizikavęs, 11 visgi tavo kažkoks tai ėjimas bus teisingas. Tai žinai, kodėl tu nebijai rizikuoti, kaip tu sakai, saugiai, atsargiai, bet vis tiek rizikuoti, dėl to, kad tu turi saugiklius. Nes jeigu tu neturėtum santaupų, neturėtum kaupiamųjų draudimų, mano tema, ane? Tikrai taip. Tai tu bijotum tada. Jeigu tu neturėtum saugiklių. Dėl ko aš vyrui ir sakau, kaupkime buvusiam vyrui. Dėl to, kad, aš sakau, kad ateitis labai neaiški, neaišku, kaip bus, ar neaišku, kokia tavo bus turtinė, finansinė padėtis, ar tu galėsi tam vaikui, tarkime, ar galų galę savo padėti. Dėl ko jie pas mane yra 4, atrodo, gopšuolė. Bet iš tikrųjų vienas yra Dominikui studijom. Taip. Aš nežinau, kur jisai sugalvos, pavyzdžiui, vaikas, aš noriu ten mokyti, studijuoti ir įstos, tarkime, į mokamas studijas. Taip. Kaip aš galėsiu savo vaikui, neturėdama, tarkim, galbūt bus tokia situacija, neturėdama lėšų pasakyti, ne, vaikeli, negali ten studijuoti, o gal čia jo svajonė. Tai vienas studijum, kitas jo pirmam automobiliui. Arba motociklų. Ten 3 ten šeimos išlaidom, 4 vėl kažkas. Tai čia tokie dalykai, jie visuomet pas mane yra saugiklis ir žinau, kad jeigu ateis tokia diena, jinai tikrai ateis. Tai tiesiog, man bus daug paprasčiau ir lengviau. Taip, aš tau kaupiau, prašau, imk tavo studijum. Studijuok, vaikeli.
eik, va, nusipirk mašiną, tau pirmam automobiliui. Įsivaizduokit ir kaip mamai yra patogu. Tu pasididžiuojasi savim, kad tu gali padėti vaikui. Tikrai Nes labai yra daug tokių moterų, kurios konsultacijų metu man pasakoja apie tai, kad sako, aš dabar turiu vaiką, kuriam yra 21, 24, dar vis studijuoja ir jeigu tai yra kokia medicina ir tai mamai reikia mokėti už studijas, už gyvenimą, už būstą, už maistą, nes vaikas arba studijuoja, arba dirba ir jeigu jis dirba, tai tikriausiai medicinos mokslam galbūt labai pakenktų. Ir labai daug tokių istorijų, kad tėvai patys, pavyzdžiui, uždirba kokius 1000, kaip pavyzdys, arba dar mažiau, arba šiek tiek daugiau, ir jie turi išlaikyti savo vaiką ir apie 500-400 kažkas tokio būna, kad tam vaikui kas mėnesį. Ir jam pačiam trūksta, mamai dažniausiai trūksta, nes kažkaip vis tiek moteris pas mane konsultacijas. Taip. Tai nejaugi buvo sunkiau padaryti kas mėnesį po truputį, kol buvo mažas tas vaikas, negu kad va dabar atsekti pusę savo atlyginimų. Tikrai taip. Tai va tas tavo tikriausiai sprendimas, Dominykai. Kada jau prispiria. Taip, kada jau reikalingas poreikis atsiranda. Taip, būtinybė. Tai tu kada sugalvojai, mokslam buvo pirma mintis, bet aš manau, kad tu apskritai, kada viską apskaičiuoji ir saugiai, visus saugiklius susijungi, tu galvoji apie tai, kad jeigu man atsitiktų su sveikata kažkas, arba aš neuždirbčiau, arba išsiskirčiau kaip pavyzdys, tai kaip tam vaikui aš galėsiu padėti, jeigu aš, pavyzdžiui, negalėsiu iš savo atlyginimo jam padėti. Tai tu dėl to pradėjai taupyti. Ir dėl daug kitų dalykų tikriausiai. Bet ir dar kodėl? Todėl, kad pati lygiai taip pat neturėjau kažkokios turtingos šeimos, kuri man sumokėtų, sudėliotų patogiai gyvenimą, nupirktų būstą, pasirūpintų mano pirmų automobiliu ir taip toliau. Kuomet tu sieki pati visko, kada tu dirbi, kada tu taupai, kada tu pradedi tą gyvenimą ir, tarkime, tos pačios studijos, aš pati už jas mokėdavau. Dėl to tas paskaitas lankydavau ir man būdavo keista, kodėl kiti iš jų bėga, arba taip nenori eina ir galvoja, mokėtumėtės jūs iš savo kišenės, jūs visai kitaip žiūrėtumėte galų galiai tos mokslus taip toliau. Ir kada tu pati pereini per visą tą mokyklą ir turi pati pasistatyti, tu tiesiog susidėlioji savo mintyse, kad man reikėtų pasistatyti saugiklius ateičiai vaikui. Ir tuomet ateina pas tave automatiškai. Žinai, aš iš tikrųjų dirbu tokį darbą, kur sutinku daugybę moterų. Pas mane vaikšto labai įvairios moteris, įvairių specialybių, turinčios įvairią ir įdomią informaciją. Ir ta informacija, žinokit, grožio salone sklando itin fainai. Ir čiagi mes išgirstam ir išmokstam. Gal todėl aš pasisėmiau daug labai tokių dalykų ir išgirdau, kaip kam nutinka, ir kaip galima taupyti, ir kaip kitos galų gale taupo moteris, kaip skirsto tos finansus, kokius darbus galima dirbti, kaip galima užsidirbti. Aš išmokau to būtent iš tų kitų moterų, lygiai taip pat kaip ir išgirdau apie taupimus, lygiai taip pat kaip išgirdau apie draudimus ir beje, išgirdau dar tokį gerą niuansą, beje, mes apie tai irgi neseniai kalbėjom. Čia taupimas, draudimas, čia vaikui susidėliojus ir man vienas syk sako, berods klientė viena sako, nu tai gerai, o savo tu turi? O tu sako, tu juk dirbi, tavo fizinis darbas, tu juk dirbi, tu rankas naudoji, tu stovi ant kojų. Jeigu tau kažkas nutinka, tu pati draudimą savo turi, net žaktelėjau. Bet tikrai pagalvojau, visais pasirūpinau, viskas pas mane sudėliota, saugikliai yra, vaikų pasirūpinta. O aš galvoju, bet tikrai, o kaip dėl savęs pačios? Čia visų tikriausiai mamų yra tokia, žinai, toks motiniškas instinktas apsaugoti visus. Apsaugoti šeimą, svarbiausia apsaugoti vaikus, kad viskas būtų gerai pasirūpinti, o savimi tai juk paskutiniai vietoje ir tada supratau, bet palauk, juk aš, tarkime dabar šiuo atveju, juk aš maitintoja esu. Taip, tu pagrindinė. Tai čia negerai, galvoju, reikia staigiai. Tai taip atsirado lygiai taip pat sauga ir savo, tai yra draudimas plus kaupimas. Šiaip iš tikrųjų čia yra auksinis dalykas. Draudimas plus kaupimas. Tu ne tik tai kaupi pinigus, bet tu taip pat esi ir apdraustas. Tai laba diena. Du viename. Tikrai ir kam čia dar kils dvejonių, kokia čia gali būti kieno apgavystė. Juk gali bet kas nutikti. Tu jau
tu jau esi apsidraudęs. Lėšų tau lygiai taip pat po kažkiek tai metų tu net nejauti iš tikrųjų. Jeigu tu mes klaustumai, ai, nu tai va atsega tau kas mėnesį, ar ne, nuo sąskaitos, ar tu pajauti. Sąžiningai, net nepajaučiu, kad man yra nuskaitomos atitinkamos lėšos. Aišku, aš dirbu su pinigais, su sąskaitom ir žinoma, aš matau, pas mane viskas sudėliota, tikrai aš nežiūriu per pirštus tos dalykus, pas mane visą laiką viskas yra paskaičiuota, aš pakankamai griežtas žmogus tuo klausimu, bet jeigu klaustumai, ar aš kas mėnesį patiriu tą tokį kaip nuostolį, tą kaupimą, tikrai ne. Dėl to, kad tu pripratai. Ir niekiek neskauda. Žinai, kaip aš sakau, tarkim, žmogus turi tą tokį mažesnį gal šiek tiek atlyginimą, tarkim, 800 ar 1000, paimkim 1000, ne? Taip. Ir ta mano taisyklė, PM32. Taip. Ir daug kas sako, Roberta, kaip išgyventi iš tų 500 ir toks pyktis yra iš tų žmonių, kaip išgyventi. Tai pradėkim skaičiuoti, kam tu tuos 500 iš tikrųjų atidedi. Ir pasirodo, ir rūko, ir vartoja, ir geriau nusipirktų, tarkim, aš sakau, esmė, kad kokia, kad darykit, ką norit, kaip norit, bet svarbiausia, kad dėl to neverkit. Jeigu tu negali išleisti vaiko į būrelį arba į kokią stovyklą, nes tu neturi tai stovyklai. O kai paskaičiuoji, kad per mėnesį išleidi po 100, po 200, kitą kartą ir 300 žmonės tiesiog prarūko, tai išmeskit šituos ir patikėkit, kaip tilpsit į savo 50%. Būtinom išlaidom. Tada 30, tas saugiklis po pagalbę, kur tu turi turėti ir tu turi į tai. Ir tie įdarbinimai, pinigų, tas taupimas 20%, ne? Taip. Dar yra vienas niuansas, tai gal savęs negailėti. Negailėti kuria prasme? Surasti papildomą darbą. Nes tingėjimas irgi labai stipriai žmogų gniuždo, tingėjimas. 100%. Nes man reikalingos išeiginės, bet aš uždirbu tik tai neturėk tada išeiginių, uždirb papildomai. Tikrai galima rasti papildomo darbo. Ir nėra gėdingo darbo, nėra, pabrėšiu. Nėra. Nes dažnai sako, oi, valytojos darbas. Tikrai, o aš sutikau, tarkime, moterį, kuri pradėjusi paprastai, nuvažiavusi užsienį valyti butelius, šiai dienai yra vienos didžiausių įmonės valymų vadovė. Tai ta prasme, nėra gėdingo darbo, yra prastas ir tingus atlikėjas. Net paprasčiausias darbas, vizažas, anksčiaugi juokdavosi. Vizažistė blondinė su šepetuku, tikrai. Taip. Nėra blogo darbo. Man širpai eina per kūną. Tinginystė. Tai tie, kas skundžiasi, kad mano atlyginimas prastas, perkratykite savo darbo grafikus ir suraskite papildomo darbo, kad užsidirbti papildomų lėšų. Tos papildomos lėšos, patikėkit, kokios skanios. Aš taip visą gyvenimą gyvenau. Visur, kur imdavau papildomus darbus. Taip. Tai yra ir vizažas, ir koncertai, ir vėl kita veikla, ir aš tiesiog sukausi kartais negailėdama savęs, taip miego sąskaita. Taip, be išeiginių ir dabar kartais būna. Taip, aš neturiu išeiginių ir kartais pati save sustabdau ir galvoju, o kada ilsėjausi, kada? Bet dabar pasidariau vasaros atostogos, kaip ir visi normalūs žmonės, ar ne? Ir pasilikau tik tai koncertinę veiklą ir tiesiog pasilsėjau su šeima. Supratau, ką reiškia atostogos. Aš jas įvertinau, aš pasilsėjau ir man buvo faina. Tai tas taupimas, ta taisyklė tavo 50, 30, 20 yra daug smagesnė ir paprastesnė, kada dar priedo gali prie savo turimo pagrindinio darbo susirasti kažkokią papildomą veiklą, kuri nežinia, galbūt vieną dieną gali išaukti į didžiulės pajamas, didžiulį verslą. Tai tiesiog reikia ieškoti ir nemastyti apie tai, kad oi kažkaip tai arba gėdingas tas darbas, arba neprestižinis. Nėra gėdingo ar neprestižinio darbo. Jeigu tau jisai fainas, tau jisai patinka, tu atrandi, tu gauni, tu malonumą jauti gaudamas papildomas lėšas, dirbk, daryk. Ir tą 50, 30, 20 pamatysit, kaip bus smagu skirstyti. Beje, apie šitą taisyklę dabar su savo kolegė Monika važiavome ir kalbėjomės. Tai šiaip iš daug metų jau tą daro, nesąmoningai. Tikrai taip. Ir man buvo taip smagu ir faina josios klausytis, kad sako, bet aš pasiskirstau ir dar draugiam patariu. Ir pasižiūrėk, sako, atsitiko kovidas.
Taip. Ir norėjau sako, sakyt. jeigu ne mano atitinkami žingsniai, kurie buvo daryti iki to, tai yra lėšų paskirstimas, Būtų neišgyvenęs. tai dienai man būtų labai sudėtinga ir aš neturėčiau iš ko gyventi ir neturėčiau iš ko įsigyti ir maisto produktų ir visa kita. O vat, prašau. Va dabar klausimas apie tuos 30%, nes tai yra santaupos prie savęs, ne? Taip. Ir kiek tu galėtum išgyventi laiko, jeigu atsitiktų, kaip buvo su COVID, kad uždaryta, niekas negali dirbti, kiek tu laiko išgyventum su savo santaupom atidėtom po pagalbę, kaip aš vadinu? Išgyvenčiau, drąsiai išgyvenčiau, bet to, žinai, aš toks žmogus, kuris tikriausiai vien iš santaupų nieko nedarant, man tikriausiai būtų baisiai nuobodu. Aš nebent jau visiškai absoliučiai jokių galimybių nebūtų, tai tikrai... Nors sveikata ar... Esu tikrai rami tuo klausimu, bet neišbūčiau ramiai, nes vis tiek veikčiau kažką, nes, o tarkime, tas karantinas, tai buvo man tikras atradimas kitų veiklų, kur aš tiesiog ramiai nesėdėjau. Tu realizavai save ir uždirbai. Ir netgi labai. Jeigu net aš bėgdavau į mišką, atsimenu, sausinėm, skambindama, rašydama žinutės ir galvojau, Dieve, nors pabėgioti į mišką, juk išbėgau čia 15 minučių, galėčiau tą telefoną palikti. Neatsijungdavau net tada. Būdavau visą laiką ryšį, kraudavau telefoną, neaišku, kiek kartų per dieną, bet išsiugdžiau labai viską teisingai ir, sakyčiau, labai patogiai šiai dienai. Kad tiesiog tenka dabar šiai dienai tik tai valdyti. Ir vis dar po truputį didinti, pridėti. Dabar jau žaisti, galima sakyti, su verslu, o tada sukurti. Tai karantinas man buvo įdomus didelis iššūkis ir šuolis. Šuolis į viršų. Tikrai taip, bet tai čia sakau, čia reikia rizika, nebijojimas ir pagalvoti, gerai, patingėsiu vėliau. Dabar kažką faino paveikim. Ir galų gale situacija. Tokia situacija, kada tau reikia lėšų. Taip. Ir kada tave krūtina iš šalies ir kažko prašo, klausia ir tu iš to gali sukurti kažką. Taip. Ką tu galvoji apie pensiją? Daug kas man sako, gyvensiu aš, Roberta, iki pensijos ir vyrai, ir moteris man tą sako, ir aš čia netaupysiu pensijai. Tai tam oriam, užtarnautam poilsiui, jis kažkada ateis, Oksana, tu negali, kaip sakant, varyti visą gyvenimą iki pergalės. Žinoma, jo sveikatos klausimai, energijos klausimai ir visa kita. Tai tam yra paprastas sprendimo būdas, apie ką mes kalbėjom. Jeigu vaikui sugebi atidėti studiją mokslam, atsidėk ir savo. Tai tu patogiai, oriai senatviai. Pas mane yra iš tikrųjų labai daug, kadangi aš sakau, dirbu su moterimis, tai labai girdžiu daug įdomių istorijų. Tarkime, aišku, tos moteris savo laiku, tarkime, uždirbo atitinkamas lėšas. Kažkas investavo į nekilnojamą turtą. Taip. Gerai, lizingu, bet visgi iki pensijos lizingai bus išmokėti. Turtas bus. Ir tu tiesiog nuomodamas atitinkamas, čia yra pats paprasčiausias iš tikrųjų būdas, tas, kuriam tikrai nereikia daug išmonės ar nupirkti, mokėti bankui įmokas. O vėliau nuomoti ir tiesiog turėti atitinkamas pajamas ir turėti orę senatvę, kad galėtumai tvarkingai keliauti po pasaulį, galų galę skanesnį maistą įsigyti ar patekti pas privačius gydytojus. Taip. Ir tas nekilnojamas turtas yra dažniausiai tam, kad išsaugotumėm pinigus, jeigu tai yra mūsų ateities nuomosim ir iš to gyvensim. Ir netgi užsidirbti. Taip, ir užsidirbti. Nes nekilnojamas turtas brangsta. Auga visada. Tai va tas, sakyčiau, mokėjimas tikriausiai pagalvoti ir norėjimas pagalvoti į priekį, o kas bus po 10, po 20, po 30 metų ir susidėlioti saugiklius. Bet ir gerai, kad dabar yra tos galimybės apie tai kalbėti ir apie tai paminėti ir galbūt kažkam laiku išgirsti. Aš labai to linkiu. Tu neįsivaizduoji, Oksana, aš kiekvieną dieną, dėl ko aš myliu savo darbą, myliu žmonės ir dėl ko man taip sekasi, dėl to, kad aš iš tikrųjų nuoširdžiai noriu padėti žmonėms susivokti, kai aš konsultacijų metu klausiu, sakau, už ko tu gyvensi išėjusi į užtarnautą poilsį. Tai pensija bus. Pensija kokia? 300 eurų kaip pavyzdys. Ir ta pensija bus tada, kada nuspręs valdžia ją tau išmokėti. Bet jeigu tu 5, 60, pavyzdžiui, viskas.
morališkai nebenorėsi dirbti, dėl sveikatos nebenorėsi dirbti, Fiziškai, taip. arba darbdaviai sakys, nu žinok, yra jaunesnių, šviežesnių. Kas tada, va, iš ko žmogui gyventi, jeigu jis neturi nekilnojamo turto galimybės nusipirkti ir nuomoti ir iš to gyventi, neturi galimybės verslo, pavyzdžiui, susikurti, tik atlyginimas, nu, va, kaip tada? Iš ko tos? Tik tai telieka taupimas. Ir aš Taupimas ir dar kartą taupimas, bet kokiu atveju. Taip, Bet save vat- reikia palepinti, taip turi pasirūpinti. Vieną dieną Gerų gyvena. maistų ir taip toliau, bet vat, gerai Monika pasakė, sako, labai sunku susikaupti, tai yra prisiversti Taip. tą dalį atsekti. Bet tik pradėjęs ir pamatęs rezultatą, tu automatiškai su kiekvienu atlyginimu ar gautom pajamom, tu tai darysi automatiškai. Ir Pirmiausia, jausi didžiulį susimokėsi malonumą sau. Taip. tos augančios sumos ir matysi, tau nebeskaudės, tu jau suvoksi, kad ta dalis yra neliečiama ir taškas. Bet žmonės dažnai paliečia, Oksana. Dažnai paliečia, nutraukia, ištuština tas sąskaitas nereikšmingai, nes, pavyzdžiui, sugedo automobilis. Arba ten išsiskyriau su vyru. Arba dar kažkas. Visokios priežastys. Bet ne verslo kūrimui, ne būsto pirkimui. Dažniausiai tai būna, vat, nu, viskas nutraukia. Ekstra situacijom. Va tas nutraukimas nėra labai iš tikrųjų protingas. Bent jau dalį kažkokią tai gali skirti, bet visiškai nutraukti, netgi, bet atsimeni, aš minėjau apie tą, kur aš remontui. Taip, ir tu išėmė ir taupai toliau. Bet ir tai ne viską išėmiau. Šaunuolė. Nes man buvo kažkaip atrodė tuo metu, kad saugiau šiek tiek palikti ir važiuojam toliau. Taip. Toliau tegul kapsi. Ir šiai dienai atsidarius aš matau, kad viskas tvarkoja, tam prikritę tų lėšų ir vėl aš jaučiuosi maloniai ir saugiai. Yra tas malonumas, kada tu matai savo sukauptą, juk gali pasižiūrėti ataskaitas, galų gali jas gauni. Taip. Ir koks malonumas, kai tu gyveni, dirbi tiesiog gyvenimą ir vieną dieną ateina ataskaita, atsidarai ir bravo. Gali savo paploti, labai smagu. Tai tas smagumas vėliaugi bus panaudotinas vėlgi kažkokiem tai saviem tikslam. Nežinai, va, aš dabar tokia mintis atėjo į galvą, taip nepaslaptis, tu dažnai apie mane pasidalini. Ir atrodo, nu, va, lengva šitą va, kalbėti, nes tu tiesiog uždirbi. Va, Oksanai paprasta. Nu, tau lengva kalbėti apie tai, kad aš taupau, tau lengva tą daryti, nes tu uždirbi. Nu, ir apie mane vat, kalbėti lengva tau. Man iš tikrųjų malonu, kad mes pakankamai senai susitikom, kol mes sutarėme. Įsivaizduoju, kiek metų jau. Ir iš tikrųjų, žinai, aš netgi galiu pasakyti, atsimenu, kada man toptelėjo mintis, kad reikėtų su tavim sudylinti ir painformuoti ir parodyti, ir pristatyti ir papasakoti. Tada, kada aš nusprendžiau galutinai sudėlioti taškus, tai yra ne kiek aš nusprendžiau, kiek taip atsitiko su vyru, nes jisai paliko šeimą. Ir aš tuomet kažkaip tave, atsimenu, salone mes susitikusios, gražinamės, kalbėjome ir tiesiog va, taip išbrainstorminau, kad tai yra ta informacija, tai yra finansinis raštingumas, tai yra motyvacija, ką aš darau iš esmės pakankamai seniai ir kodėl tos klaidos negalima pasidalinti su kitais, o galbūt net paskatinti, kad tuos saugiklius įsijungtų ir kiti. Nes va, pasižiūrėkit, būna istorijos tokios, o būna istorijos vėlgi kitokios. Tai aš labai džiaugiuosi, kad dabar yra, sakau, tas klaida, kad tu gali tos informacijos gauti, kad tu gali pasiklausyti, kad tu gali galbūt laiku užbėgti įvykiam už akių. Betgi vat tu influencerė, tu žymi, taigi tu žvaigždė. Tai tu kalbi dėl to, kad, pavyzdžiui, tau sumokėjau. Tai, kad nesumokėjai. Palauk. Kas kam sumokėjo, čia niekas nieko nesumokėjo. Aš kalbu iš nuoširdžiai. Aš tai žinau, kad nesumokėjau. Nes aš turiu tos kaupiamuosius, aš kalbu apie tai, kas pas mane gyvenime yra. Kokia reklama, jeigu aš pasakoju, kad aš panaudojau savo remontui. Ir jokia čia nereklama, Aš tai žinau ir man svarbiausia, bet žmonės, kad išgirstų, nesvarbu, kad tu esi žymus ir viešas žmogus, dėl to tu pasakoji. Nes vat kiek aš kartų prašiau paprastų žmonių, sakau, pasidalinkit. Aš pirmąsias sutartis esu sudarius 12 metais. Pirmąsias savo sutartis.
Ir yra tokių, kurie švenčia dešimtmečius jau 10 savo metų sutarčių. jau, taip, Taip. 10 metų. Ir aš esu ne kartą jau ir palydėjus išimtus tos pinigus didelius ir didesnius, negu apskritai buvo net planuota, didesni užaugo. Ir aš jau esu išlydėjus tokių žmonių. Nu, negaliu pasididžiuoti 20 metų patirtim, bet 10 taip. Ir aš jų prašau, pasidalinkit. Žinok, jie nedrįsta. Oksana, tu neįsivaizduoji, jie nedrįsta kalbėti, nes apie pinigus, kai jų turi arba kai jų neturi, viešai yra, sunku kalbėti. Ir žinok, jeigu ne tu, ne kiti žymų žmonės, kurie mane realiai renkasi savo finansų ekspertų, realiai taupo su mano pagalba, kurie pasakoja, žinok, aš apsiverksiu dabar, aš esu labai dėkinga, nes per tavo lūpas tu gali pasiekti tas moteris, kurios skiriasi, kurios prarado saugumą, prarado vyrą, prarado sveikatą, nedaug tudėjo arba dar kažkokios kitos. O galbūt viskas gerai. Ne visi nori tos viešumos ir ne visiems iš tikrųjų, kaip tu ir minėjai, yra drąsu kalbėti galų gale apie finansinius dalykus, kitigi ir nenori, jie tiesiog gyvena įprastus gyvenimus. Tokiem žmonėm, kurie nebijo išeiti galų gale, aš jau bet kokiu atveju šitiek metų pradirbusi, žinoma, ir man tikrai yra galbūt paprasčiau išeiti į tą viešumą ir pakalbėti opiom problemom. Ir galų gale iš tos patirties man ir pačiai pragyvenus ir patyrus tam tikras ir duobes, ir gyvenimo pakilimus, ir kažką atradus, kažką praradus, man kartais ir norisi pasidalinti tą informaciją, kad kažkas išgirstų, kad kažkas iš jos išmoktų ir galbūt kažkada ateityje parašytų ačiū labai. Ir aš tokių laiškų gaunu tikrai dažnai, tikrai ne vieną, nes mano dažnai tos rekomendacijos, ne dažnai, o visuomet būna nuoširdžios iš manogi patirties. Nesvarbu, ar tai būtų valgytas patiekalas, ar įsigyta prekė, ar galų gale kažkokia tai paslauga. Tai yra tai, kuo aš dabar gyvenu. Ir man norisi pasidalinti, kad ir kitas lygiai taip pat atrastų tai ir pasidarytų teisingą kelią. Juolab, žinai, 20 metų dirbant su moterimi, vienok nori, nenori, tampi dalinai tokia už moterų pusę. Taip yra. Taip yra, neslėpsiu. Ir natūralu, kad dažnai norisi ir pagelbėti, ir padėti. Mes dažnai grožio salone, kuomet sutinki klientės, mes dalinamės tą informaciją. O vyrai iš tikrųjų nesidalina. Ką daryti, kaip daryti, kur galbūt geresnę paslaugą gavau, kur įsigijau atitinkamą ten vaikui vaistą, kuris padėjo, tarkim, ar kažkokia reabilitacija, ar galų gale kažkoks būrelis, ar šiaip kažkokia tai paslauga. Tai natūralu, mes gyvai dalinamės. O aš, esant reikalui ir tai, kas patikrinta, noriu pertransliuoti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad man tikrai pavyksta ir labai džiaugiuosi, kad kai kurios moteris tikrai padėkoja. Ir man nereikia nieko meluoti, nes aš pati naudojuosi tomis paslaugomis galų gale ir visa kita. Tai nėra reklama galų gale, ar tai nėra melas, tai yra natūralu. Tai yra natūralu ir tai yra tiesa. Imkite ir naudokitės ir galvokit ir skaitykit ir pagalvokit 10 metų į priekį, nes aš toks žmogus. Aš visuomet pagalvoju, o kas bus? Kaip aš atrodysiu po 10 metų? Kaip aš noriu gyventi po 10 metų? Kaip aš matau savo šeimą? O gal netgi ir daugiau? Kokia ta mano aplinka? Koks mano būstas? Koks pas mane jaukumas? Koks darbas? Galų gale moteriai, kokia sauga? Aš daug kartų net ir savo antrai pusiai dažnai kartoju, moteriai svarbu saugumas. Ne finansai, saugumas, bet į saugumą įeina viskas. Daug dalykų, taip. Saugumas yra pagrindinis dalykas, kada moteris jaučiasi saugi, ar tiesiog, jie gali tiesiog pasirūpinti, paglostyt galvą, šauniai padaryti darbą. Aš jau jaučiuosi. Kokia tu buvai šaunuolė po koncerto? Tavim labai rūpinasi, aš jau matau. Tai tas saugumas yra moteriai, bet kokiu atveju labai svarbus. Ir nesvarbu, kas jį sukuria. Galima sukurti ir pačiai. Tada aš visuomet stengiausi labai, bėgiojau kaip voverė ratu tame darbe, galvodama, kaip padaryti taip, kad man būtų faina, kad galėčiau pasirūpinti šeimą, kad man būtų ramu širdį. Ir iš tikrųjų, sukūrusi tą saugumą ir turėdama saugiklius, aš rami. Tu stipri, nuo tavęs tokia energija. O tas stiprumas ateina su ramybė. Stiprumas ir yra finansuose, pasitikėjime savimi, veikloje, sukurtame gerbuvyje ir turėjime savo to ratelio,
jis gali būti labai mažas. Ir jis pas mane yra mažas. Bet jis užtikrintas. Toks artimas ir labai mažas. Taip. Beje, noriu pasakysiu, kodėl aš tavo stories dažnai peržiūriu. Aš matau, kad beveik kasdien. Bet žinai, kas yra, kodėl? Ne vien todėl, kad pasižiūrėti, kaip ten Robertai, ten toj vat Australijoje. Su kengūrom. Koks ten oras, ar ką jinai mato. Ne, žinok, aš matyt toksai aš netgi knygas dažnai renkuosi. Va, tarkim, aš mėgstu skraidydama į mokymus lėktuve, skaityti knygas popierinius variantus. Tai yra knygas normalės užčiuopiamas. Ir dažnai renkuosi tokias knygas, kurios man kažką duos. Tai vat matyt dabar toks vat laikas, vat toks amžius, man patinka, kad man ateinanti informacija turi kažką duoti. Kodėl aš tave klausau, tu man irgi duodi. Ne vaizdai, kaip tu gyveni, bet motyvacija. Kartai žmogui reikia 10 kartų išgirsti, 50, 30, 20, taupyk, čia padaryk, čia taupyk, čia va tokia istorija, čia taip nutiko. Ir tu 10 kartą klausydama, tu vėlgi pas mane ateina informacija. Aha. Ar visur gerai viską padariau? Aš dar to nepadariau. Aha, va, taupyk, dabar ateis pajamos. Aš išgirdau. Bet va, dėl to, kad aš kiekvienas ir aš visuomet pakartoju pas save istorijose, kad atėjau vėl paklausyti, nes man reikalinga vėl motyvacija, bet iš tikrųjų, tu motyvuoji. Ir tu motyvuoji ne tik mane, bet lygiai taip pat ir kitus žmonės. Ir man tas moteris. Svarbu, žinok, man kaip tas svarbu, nes aš tikrai noriu padėti. Taip, aš dirbu savo finansų darbą. Taip, aš esu ta finansų konsultantė, kuri padarys sutartį. Bet aš nesutartis darau, aš darau projektus žmonėm, strategijas kuriu. Ką tu darysi, kai vaikui bus 18, ką tu darysi, kai jam reikės padėti pirmą būstą nusipirkti, ką tu darysi, kai tau bus daugiau negu 55, pavyzdžiui. Aš kuriu strategijas ir žmonės konsultacijų metu, žinok, verkia. Moteris man ateina ir verkia, sako, Roberta, aš net nepagalvojau. Atrodo elementarus dalykas. Labai. Ašgi žinau, ašgi girdėjau, ten kažkas šnekėjo, taip. Taigi aš žinau, kokios stebuklingos informacijos, bet kartais tu privalai tą informaciją išgirsti iš atitinkamo žmogaus, kuris visgi ateis ir sudėlios tau visus taškus. Ir tu tada susivoksi. Taip dažnai man būdavo, atsimenu per studijas, taigi žinojau, aš Dieve, taigi viską čia žinau, ką čia pasakoja, bet nedariau. O kodėl nedariau tada, jeigu aš žinojau? Todėl, kad reikėjo tinkamo žmogaus, tinkamų laikų, vad lygiai kaip ir tu, tinkamas žmogus, tinkamų laikų, finansiškai, raštingai sudėlioji, kaip turi stovėti visi taškai ant į, tam, kad pradėti taupyti, arba tam, kad teisingai susidėliotum ir pagalvotum apie ateitį. Žinai, bet Oksana, draudimas yra kaip ta linija, ne, o čia yra gyvenimas, tai eina linija, viskas gerai, einu į darbą, vedu vaikus į mokyklą, viskas gerai, ne, vyras šalia, viskas gerai, sveiki, viskas tvarkoja. Ir yra ta linija gyvenimo, ne, tai draudimas, gyvenimas, ne, ir draudimas ne apie taupimą dabar, o apie tą draudimą. Tai jeigu atsitiktų bėda, tu pasižiūrėk. Bet atrodys, žinau, kaip šiaip kaip jo. Gerai. Atrodys. Tai va tas gyvenimas, ne? Ir draudimas yra apie tą lūžį, kad jeigu ėjo tą liniją gyvenimo, viskas buvo gerai ir tau atsitiko bėda, sveikata lūžis, kaip tavo mamai, tai yra va tas va lūžis ir draudimas yra apie tai, kaip išspręsti tą lūžį finansiškai. Ir daug kas man sako, taigi aš turiu žemę, kurią parduosiu, mišką, kurį parduosiu. Bet ar tu taip greitai gali parduoti butą, žemę, dar kažką, jeigu onkologija, jeigu dar kažkas ir va tas lūžis. Tai draudimas yra apie tai, kad tu mažom tom įmokom susikurtum savo kapitalą ateityje dėl kažkokio tikslo ir va tą saugumą turėtum, tą lūžį. Tai aš ką ir sakiau, 2 viename. Taip. Tu gauni 2 viename. Tai čia yra tobulas dalykas iš esmės. Aš labai to linkiu visiems, kad ir kaip bebūtų, galbūt banalu, jog čia finansai ir taip toliau, bet aš apie tai, aš negaliu, aš neoperuoju kepenų, pavyzdžiui, arba skrandžio, aš nedarau to, bet aš darau, finansai. Ir visur jie yra reikalingi, ar tu kuri verslą, ar tu gyveni gyvenimą, ar tu gydaisi, ar tu dar kažką darai, visur viskas susiveda į finansus. Kodėl mano pokalbėse yra įvairiausių žmonių, ne, va, tu grožio, nežinau, verslo, šou, verslo atstovė, ne, va, tu esi daug kas, ne, ir kodėl aš tavęs, pokalbėje labai norėjau, ne dėl to, kad mes draugaujame daug metų, bet dėl to, kad tu esi pavyzdys, kaip sukurti verslą, kaip dainuoti, kaip dažyti, ta prasme, daug dalykų, ne, ką tu darai. Ir tu esi kažkam įkvėpimas. Tai aš labai noriu, kad tave išgirstų.
kad nes nu ką, aš tai dirbu šitą darbą, bet tu tai nedirbi. Bet tu vat savo pavyzdžių, aš noriu, kad tave išgirstų moteris. Ir kad padarytų, kaip Oksana daro. Dėl to tu tokia stipri. Daug dirbtų ir įsijungtų saugiklius. Ko nori palinkėti ne moterims, kurios tave varvina seilę, kokia tu graži ir tu tokia graži. Jinai gyva yra. Ačiū, bet dar gražesnė. Žinai, kas yra čia negrožyje, visi mes esame labai skirtingi. Vienam žmogui tu gali būti beprotiškai graži, kitamgi labai nesimpatiška. Taip. Bet žinai, kaip tu sutinki žmogų, kas iš vidaus. Taip, iš tavęs labai didelė energija. Ką transliuoja žmogus, tai dažnai tas įvaizdis gali būti baisiai apgaulingas arba ne visiems patrauklus, arba labai patrauklus. Ir aišku, dar suformuojamas ir sukūriamas, tarkim, įvaizdis. Tų, kurie tavęs nepažįsta asmeniškai. O aš skaitau, kad aš save skaitau, kad tave pažįstu. Tikrai taip. Nes, tu esi visai gilus, išmintingas, labai protingas, labai saugumą mėgstantis žmogus. Ir dar, kas man smagiausia, tai vat, ateina sausio 9 mano gimtadienis. Galvoju, rytoj Oksana švenčia gimtadienį. Ir mes abim vienu metu maždaug švenčiam gimtadienius. Taip, ožkas dvi. Tai vat, todėl mes, žinau, ožeragiai darboholikai yra vienok. Tai todėl mes čia susitikus sėdim ir šiaip taip. Dėl to, kad mes iš pusės žodžio vieną kitą suprantam ir negailim savęs. Taip. Ko tikriausiai reikėtų palinkėti ir kitiem, negailėti savęs, nes mes, bet kažkaip neseniai teiravosi. Tai kokia tavo veikla? Aha, galvoju, kaip dabar čia išvardinti, kad nepraleisti nei vienos tos mano veiklos. Pasiskaičiavau 7 veiklos šiai dienai. Taip. Tai vat, ir dažnai kaip vat uždirbti. Tai vat negailėti savęs. Neturėti vieno pajamų šaltinio, turėti, pavyzdžiui, 7, bent minimum 2-3, nes jeigu vienas, bent 2 vat turėkit, nes jeigu vienam šakės, tai kitas yra. Tikrai. Ir aš nekalbu apie vyrą, kad vyras, ne, tas finansinis. Visą laiką yra sauga. Šiaip tai versle tai yra normalu, jog turint vieną didelį verslą yra šalia sukūrėmi verslai tam, kad jį paremti. Taip. Nes būna, tarkime, ir nelaikas, sunkesnis laikas, duobės tam, kad tą verslą išlaikyti, jisai nebankrutuotų, tu tada turi tą saugiklį, kad jį paremti. Labai daug kas pastato ant vieno. Ant vieno ir tada gali būti bėda. Nenori tų uždirbtų finansų, tarkime, investuoti ir turėti saugiklius. Tai čia lygiai tas pats apie gyvenimą šnekam. Tai ko savo palinkėtum? Ne moterim, kurios žiūri, bet savo. Sveikatos. Sveikatos ir ramybės. Mano amžiuje tai tik tai tas. Amžiuje? Todėl aš savimi ir pradėjau rūpintis, ir papildai, ir pradėjau dėlioti savo miego grafiką, nes man daktarė pagrumojo ir pasakė, tavo imunitetas, pasikabink ant šaldytuvo, miegoti tokią tai valandą. O, žinai, kai tiek dirbi, natūralu, kad būna pamigdai vaiką ir galvoju, einu padirbėsiu. Ir sėdi prie dokumentų, tarkime, atrašinėjai, buhalterį. Taigi aš matau, kada tu su manim bendrauji. Aš pasižiūriu Lietuvos laiką. Koks keistas atsakymo laikas, ar ne? Taip, bet taip atsitinka. Tai norėčiau tikriausiai savo pagrindinio dalyko, bet aš jau daug metų savo tai linkiu. Save baru ir labai stengiuosi, bet tai yra visgi svarbiausias dalykas, kuomet žmogus sveikas, jis gerai jaučiasi, tuomet ir gali papildomų daug darbų nudirbti ir kartais paaukoti vieną kitą nemigos naktelę savo atitinkamiem tikslam, užbaigtiem darbam. Pasiekti. Tai sveikata pagrindinis dalykas. Ir kaip moteris, žinoma, ramybė. Nes mes šiandien šnekėjom su tavim, kad rami moteris, jinai ir tampa stipri moteris, ir jinai laiminga, ir laiminga. Ir graži. Taip. Meilė, geriausias makiažas.